my heart. Alexander Graham Bell. Pirmasis telefonas sukurtas 1875-aisiais. Pirmasis mobilusis telefonas 1973-aisiais. Pirmasis išmanusis telefonas 1992-aisiais. Facebook 2004-aisiais. Instagram 2010-aisiais. Skaitmeninėme amžiuje esame arčiau vieni kitų, nei galėjo įsivaizduoti mūsų tėvai. Dar labiau protėviai. Taip, žmonės dabar yra arčiau vieni kitų. Žmonės gali daug daugiau pranešti, bendrauti, išgirsti, pamatyti, skleisti saviraišką, skleisti kūrybą, būti matomi. Žemėje visur aplink turi vyrauti balansas. Ir visa, ką mes vartojame, turi savo kainą. Kartais, nesuprasdami savo veiksmų, patys save žalojame. Bet, būdami atsakingi prieš save, mes galime būti harmonijoje. Kaip gamtoje, taip ir skaitmeninėme gyvenime. Manau, nors žmonės susvetimėja, emocijas skaitmeninėje, socialinėje erdvėje galima atrasti iš naujo. Deja, tai nepanašu į išsigelbėjimą, nes, būdamas tarp visų, su visais, vis tiek jautiesi vienišas. Nors mes ir senai tai jau supratome, bet vis tiek dar nežinome, kur einame. Skaitmeninė tikrovė. Absurdas. Mes juokiamės iš makiažų, photoshopintų nuotraukų, face-upų, vis grįžtančių madų, šukuosenų, drabužių. Mes skambiai pareiškime, kaip mes norime atrodyti, kaip mes atrodome, kas yra norma, ko mes turime būti, kaip mes turime vadintis. Visa tai triukšmas. Mes bandome bendrauti, mes bandome komunikuoti. Ir kaip mums tai sekasi? Karai, konfliktai, nesutarimai. Tiek vidiniai, tiek išoriniai. Buvę draugai, dabar priešai. Nesvarbu. Nes kova vyksta čia, viduje. O dar. Dabar mes leidžiame, kad už mus bendrautų kompiuteriai. Mes patys kuriame skirtingas tikrovės. Mums net nebereikia mokintis meluoti. Už mus tai daro programuotojai sukurti algoritmai. Bet kam mums to? Iš tiesų, kam? Visa, kas geriausia, mes jau turime. Tai gamtoje, tai mūsų mintise, svajonėse. Mes jau tai turime. Ir mes galime su to eiti kur panorėję. Nes tai tikra.